koks pas mus spalis, draugai, ką? Čia tai spalis. Tikras spalis. Gražu, šilta, faina. Nu, naktį nebus taip šilta. Sveiki, draugai. Na štai. Arunčikas vėl atvarė prie vandens. Šį kartą mes naujoj vietoj. Dar nematytoj, nei jums, nei man. Nu, gal kas ir matėt šitą vietą. Gal ir pamatysit, atpažinsit, nežinau. Bet atvažiavom čia tokį gražų spalio dieną. Ai, čia kažkas tai plaukia. Tai buvo, draugai, Arunčikas čia bandys pagauti žuvytę. A jam pavyks? Neaišku, bet galbūt, gal ir pavyks. Bent jau man tai oras kol kas visai nieko. Nežinau, lietutis apsiniaukia galbūt ir geriau, bet kai va tai va saulutė šviečia, tai biški fainiau man. Gerai, einam ruoštis. Einam ruoštis, viską dėliotis, nes dabar jau vakaras. Tai manau, kad reikia čia mums viską susidėlioti. Ne ten gumos, taip sakant, į naktį. Ir kaip, draugai, be lauktųjų, va, buteliukas. Čia šiukšlių belenkiek, fleškutė. Kas įdomiausia, kad šitoj vietoj visą vasarą kolūkis. Vėl buteliukas, čia fleškutė, čia buteliukas. Čia milijonas skarbonkių. Čia butelių milijonas. Aik, tu vaikela. Jūs tik pavyzdėkit. Kokie mes Lietuvoje visi turtingi. Afigėt. Net taros nesusirenka, už kurią grąžina pinigus. O Arunčikui gaila trajeką tapti kanalo nariu. Eini, neik ten. Nu, žinokit, draugai, turbūt, kad palapinę mes nusimėsim va ten va. Fukt ir yra. Oi, mes čia įsirengsim, taip sakant, savo trobesius. Su visais pričindalais. 3 dienas, draugai, Arunčikas nebuvo žvejoti. 3 dienas. Jūs įsivaizduojat? Kokias 3 dienas, 3 savaitės? Oi, tas Arunčikas. O kai pasakys, ką nors, tai ką žinau. Sako, 3 dienas. Čia biški ir užlankstėjai, a ne? Draugai. Eini, ką tu ten valgai? Nevalgyk, vemsi. Čia į kampuką fuktelsim pečiuką, kai visą laiką. Nu, fukt ir stovi. Blemba, man toks vaizdas, kad pas mane šlanga labai nutrumpinta. Jo, taigi aš buvau išlydęs ją čia kažkaip tai sugebėjau ir sutrumpėjo. Ai, kaip negerai. Nu, dieną mums čia dujų tai tikrai nereikia. Gal net ir naktį nereikės, bus matyti. Aš taip galvočiau, kad gali būti ir taip. Nors minusiuką žada, tai vėl nežinau, kaip čia bus. Nu, bet gal padarsiu čia. Ai, įsitaisysim, viskas čia bus gerai. Ja, bus gerai.
Pavyzdėkit, draugai, kaip arunčikas čia viską gražiai susidėliojo. Čia maistelis, ten kuprinė. Po lovytę pakišau pašarus visokius, kur atsivežiau. Čia rūbeliai visokiausi. Čia šitam šaldytuve maistas. Ten filmavimo aparatūra visokia buvo. O čia staliukas. Čia akumuliatorius galingas. 2 staliukai, vienas mažiukas, kitas didelis. Pečiukas. Mano dujų balončikas nemažas, gražus, va toksai va. Čia paėmiau dar vieną mažiuką lauko apšvietimui. Čia indai visokie. Čia arunčiuko blizončikas gražus. Nu, žodžiu. Va tai va, mūsų greičiutė ir atrodo. Tai visą laiką gražiai ir puikiai. O tai va, draugai. Ir vėjas va baigia nurimti, kaip tik, kol mes čia viską susidėliojom. Dar su žiūrovų biškį paplepėjom apie šį bei tą. Sakė, kad faini mano visai vidosikai pasižiūri. Smagu girdėt, kai kažkam dar patinka. Gerai, labai jau norisi greičiau meškerės užmest. Aišku, greičiau meškerės užmestos, tada nereiškia, kad greičiau žuvis bus pagauta. Bet ant dušios jau bus ramiau, kai švystelsim. Plius neaišku, kaip čia mums seksis. Pasidariau 3 skirtingas sistemėlės. Tai pamatysit, kaip ten kas atrodo. Tai jau link finalo einam. Tuoj va kėdutę pastatau, susmaigstau kuliukus, užsidedu botus. Pradžiai bandysiu su botais kur iki kiaušų. Jeigu su tais nepavyks užmesti normaliai, dėsimės britkelnes. Jo, gražu, tyku, ramu. Ai, kaip man patinka. Spalio antra pusė, o taip faina, taip šilta, taip. Aš su maikutė, su 2 tiksliau, po apačia dar vieną. Ir tiesiog šilta, ką tu faina. Smagumėlis. Ir taip mes čia, draugai, pabandysim prabūti 3 naktis ir 3 dienas. Kažkaip taip. Eni, nevalgyk mano kelbų, girdėjai? Čia ne tavo kelbų, čia mano. Ar supratai tu manęs? Eni, trauk burną iš ten. Greitai, leis tėvai pažiūrėti. Nu jau. O, foteliuką patogų, šūktelsim. O, draugai, atsisėsim, eik tu peklam, taip tiesiai į veidą, Nieką nematau. Norėjau sakyti su vaizdu į jūrą, a jūros visai nematau. Absoliučiai. Nu jo, nesigau su vaizdu į jūrą, kol saulė nenusileis. Dabar su vaizdu į saulėtekį. Kokį saulėtekį, saulėledį? Tu, blemba. Oi, tas arunčikas. Jau kaip pasakys, ką nors. Ką tu? Lepota. Tai pradžiai ką reikia padaryti. Tai kaip ir minėjau, reikia pabandyti šokti į tuos trumpesnius botus. Manėjička. Bet aš galvoju, gal užteks. Arunčikas kaip profesionalas, tai manau, kad jisai švystels ir toli nenubrydės. A ne taip, draugai. Nu, aš irgi taip galvočiau. Staliuką uždėt. Nu, kad turėtumėm kur susidėt viską. Ir bliuduką su vandenėliu. Jo. Aš kažkaip nelabai norėčiau labai toli vandenį. Tuos kuliukus maistyti. Gal bandom arčiau krantą? Gal bus gerai.
Bandom laimę. Ai, čia dabar dar pasėdės vanduo, tai čia dar pakils. Nu. Žiūrim, kas čia gausis. Gal ir bus gerai. Gal nenulėks meškerė ant vandenį. Na jo, pas mane koliukai tik tai 4 įsukami. Kiti, tie, kur labai prasti, kur reikia smeigti jos. O pagal tai, kaip čia eina, tai nežinau, kas čia iš to išeis. Ai, kad čia visai normaliai lenda, aš tai galvoju, kad čia sunkiai lys, viskas čia gerai. Taip, pasidėliojam biškį pagrindinius, ant ko mes čia bandysim pagauti. Gerai, pradžiai gyvenimo užteks. Bet tai kaip greitai temsta, kaip greitai vėsta. Tik buvo šilta, jau vėsa darosi. Nu. Ant šitos meškerytės aš padariau sistemėlę online. Bandymo būdu viskas vyks, draugai. O tada jau žiūrėsim, ant kokios sistemos pagausim, ant ko pagausim, ant kokio pašaro suveiks. Žodžiu, jeigu aplamai čia kažkas suveiks. Bet labai tikiuosi, per tiek dienų nublemba, turim kažką pagauti, draugai, turim. Taip, masaliukas dabar čia pas mus bus kas? Bus... Bandysiu kukurūzus. Aišku, nežinau kaip čia kas, bet aš pabandysiu. Pabandysiu uždėti porą kukurūzų. Ar vieną pradžiai? Davai, pradžiai vieną uždedam. Porą kukurūzų. Tada... Ir tada mes uždėsim dar musės lervų. Bandom vieną kukurūzą, nors man norėtųsi ne vieną. Man norėtųsi porą. Nu. Ir pabandysim dzikūną uždėti. 3. Jo, va taip kažkaip. O va dabar pašarą kokį dėti, nežinau, bandysiu šitą randoną. Pabandysim randoną uždėti. Nu ir žiūrėsim, brysim kiek eina ir mėsim kiek eina. O jau ten kaip gausis taip. Vakarėja jau vakarėja, saulė jau žemai, žemai. Nu bandom bristi ir žiūrėti. Šiaip nelabai man patinka tokie dalykai, kai čia reikia braidžioti. Nu bet ką darysi? Reikia, tai reikia. Aš taip suprantu, kad aš su šitais botais labai toli nenubrysiu. Kiek, kokia? Nu bendrai kokia 20 metrų, gal ir nubrysiu. Nu 15. Kažkas tokio. Oho. Nu, neblogai nulėkė. Manau, kad 8 metrus turėjau pasiekti. Gal. Aš taip tikiuosi. Gerai, vieną turim.
Vieną jau užmetėm. Čia viena su plauko sistema. Tai dabar taip, dedam vieną plaukiantį boiliuką per adatėlę. Fuk tik tai. Užmaunam. Ir tuoj čia kokią žolytę mes įkišim kokį šiauduką. Nu jo, čia tik tai dar reikia kažkaip tai. O, gerai. Nu vat. Kažkaip taip, va. Vieną tokį. Gerai. Dabar bandom, aš manau, kad šitą variantą. Šitą pašarą dedam. Ne? Jo, dedam šitą. Taip normaliai užspaudžiam. Nu ir bandysim. Užmesti dar vieną. Kas durniausia, kad čia kas valandą reikės braidžioti. Nu, su ta mintim, kad reikia, kad vis tiek biškiuką pasišertų. Bet tai ne, čia į tą pačią vietą aš nepataikysiu, bet kokiu atveju. Tai čia gal ir nelabai yra prasmė braidžioti pastoviai. Kad galima būtų tašką užšerti, tada jo gali čia braidžioti pirmin atgal. A dabar tai nemanau, kad čia yra prasmė. Aš taip galvočiau. Nu, eina neblogai, bet vis tiek neišmečiau tiek, kiek reikia. Ja. Bet šitas jau netoli 100 metrų gavosi. Šitas variantas netoli 100 metrų gavosi. Aš skaitau, kad neblogai, draugai, labai neblogai. Nu ir čia biškį stabdį atleidžiam dėl šventos ramybės. Viskas, paskutinį meškerį mestelsim dabar. Ir bus viskas. Ten toli, žinokit, draugai, žuvis duoda šimačiai. Paviršių, tą prasme. O šitą dar užmetam. Ir tada dar liks užmesti, žinot ką, ant starkio. Ir bus labai gerai. Aš taip galvočiau. Ir reikia į pečių užkurt. Į palapinę, nes blemba jau vėsoka darosi. Taip normaliai vėsoka darosi. Nu bandom šitą švistėl, taip irgi taip normaliai, nuo dušios. Kiek eina? Nu žodžiu, reikia dar treniruoti. Ką aš galiu pasakyti. Bet čia irgi išvyksta netoli 100 metrų. Ant šitos meškerės. Viskas gana, reikia apsirengti normaliai, nebegaliu, jau šalta. Ir dar ką reikia padaryti, tai mums greičiutėj užkurt pečių. Nes, kad būtų kur ateit pasišildyti.
Nu. Gerai. Bet žmogelis sakė, prastarkiavo visą dieną nuo ryto ir nieko. Noras starkiui tai jo, toks ne kažką. Jeigu ir mes jau čia pagausim kažką, tai nebent per fuksą. Draugai, nežinau, turiu kažką, bet kad kibimas buvo, tai faktas. Aš tik nejaučiu, arba ne viską. Ai, čia dzaikas su kukurūzu. Tai čia gali būti belenkas. Jo, kažkas yra. Įdomu kas, bet kažkas yra. Jaučiu, kad bus koja. Nes dzikas su kukurūzu, tai arba karšiukas, arba koja. Ką svarbiausia, pamiršau, kad aš atlaisinęs tą stabdį. Nu, bet pirmą žuvį pagavom, draugai. Sakykit, ką nori. Ką mes čia turim? Karšiukas, aišku, ne? Jo. O jeigu tiksliau, draugai, tai sausarūris. Nu, draugai, prašau. Pirma žuvis yra. Oho, kas čia dabar, kaip mes čia taip deriokstelėjom taip normaliai. Nu gerai. Draugai, Arūnčikas pirmą žuvį pagavo. Sausarūris, bet žuvis. Kadangi pirmos žuvies paleist negalima, dėsim į tinkliuką. Su tą mintim, kad dar bus. Na, jau prašau, vieną žuvilioką turim. Aišku, ne tai, ko mums reikia, ko mums norisi, bet svarbiausia, kad šioks toks veiksmas yra ir gerai. Gerai, nešam, mestame. Jo, su giliu tai čia ne kažką. Čia. Dar kad ir žuvį nunešti sietą. Reikia dar bristi kiek. Eina savo. Opa, gerai. Aišku, biški čia ne į temą gaunasi, dvi dujnės. Nu bet, kadangi anos dujnės grotelės sudegė galutinai, tai kitaip ir desigauna. Vadinasi, reikia dar vieną naudoti. Enigmutė, kaip tau žvejyba? Ne, nepatinka. Nu, bet tai pradžių tai buvo visai nieko. Pavargai, biškelį jau miego, nori sušalai. Pamiegok. Jo, draugai, galvoju, kad gali būti, kad prašoviau biškį su pašarais dabar. Reikia turėti dar porą kibirų, kad būtų galima dar porą variantų užsimaišyti. Nors aišku, čia gali būti ir taip, kad ir nekimba dar. Gal net ne pašarai čia kalti. Nes, nu kaip nekaip oras pasikeitė radikaliai. Nuo lietaus prie giedro dangaus. Tai reiškia, kad slėgis buvo žemas, slėgis dabar pakilo. Tas irgi gali turėti įtakos. Nu, žiūrėsim. Bet aš galvočiau, draugai, kad nepakenktų mums dabar. Žinot, ką padaryti iš vakaro? Išgerti sveikatą.
Ir išgerti reikia už tai, kad mums su Enigmutė pasisektų šitą žvejybą. Nors vienas žiūrovas čia mums palinkėjo sėkmės, bet mes, kadangi neprietaringi, pasiėmėm ir žuvies į žvejybą, beje karališkos, kaip jau ir minėjau, tai ir sėkmė manau, kad nepakenks. Taip, kad draugai, išgerkim už sėkmę žvejyboje. Į sveikatą. O matysit, bus. Nevažiuosim namo, kol nepagausim. Pašarų turiu visokių variantų. Makaluosim tol, kol pagausim. Jo, taip ir padarysime. O dabar, draugai, užvalgykim su mušteku, kaip visą laiką. Kieno čia? Ai, nežinau, kažkieno. Nesvarbu. Su skaldyta jautiena. Blemba, suplėšyta jautiena. Ir bus gerai. A ne, Enigmutė? Jo. Tu tai negausi, čia gali nederint. Tu sauseką savo valgyti. O Arunčikas pavalgys. Skanaus, draugai. O kaip gera palapinį. Šilta, laukia šalta. Bet sakykit, draugai, ką norit. Ruduo turi du didelius pliusus. Nors minusų daug, bet pliusai yra du. Tai, kad kolchozo nėra ir moškių nėra su uodais. Tai va tie du variantai labai geri. Žuvį mes kaip nors pagausim. Jo? O, taip, Enigmutė. Kaip nekaip mes su tavim profesionalai. Taip mes pagausim. Gerai ten kas įkėlė reikia. O, blėt, kaip apširšnyja mūsų žiemą, balta, kur gerai. Kas nesveikia. Matom, kad keras. Čia šiandien blėt. Nesupratau, kas čia. Gerai. Noriu pasakyti, ant žvys kažkokį sėdi. Ar kas čia nieko nesuprantu. Bet tai ir sėdi tai nedidelė. Ar gali tai būti? Tai labai tai panašu, kad kažkas sėdi. Čia klausimas kas. Jo, gerai. Kažkas iškybo. Aš sakau, kad iškybo, Karšiukas. Normaliai. Draugai, Arunčikas karšiuką pagavo. Atėjau permest, o čia bats ir sėdi. Dar kažkoks irgi biški toks ale ligotas. Nu, vaik. Apsiraminam. Biškutuką. Nu, vien žodžiu.
ant mėsytės ir ant kukuruziuko, tai dar paima arba padlėščikas, arba karšiukas. Prašau, draugai. Antrą žuvį pagaunam. Nuėjau permest, fuk tik tai 300 gramų karšiukas. Ir yra. Gerai. O vandeniokas, tai ką aš žinau. Ai, tu peklan. Jau sustingo ir apšerkšnyjo čia viskas, žiūriu. Nu, kaip ten būtų, draugai, bet 2 žuvis aš pagavau. Tegul ne pačios didžiausios, bet žuvis. Va, ant boiliuko dar nieko nepagavau. Zikutis ir kukuruziukas. Kol kas. Nu ką, fuktelsim ir šitą. Dar kartelį. Nu, o kitas permėsim arčiau, pabandysim. Pavyzdžiui. Nuspūstelėjo čia normaliai šaltukas, eik tu savo. Apledėjo ir meškeris, viskas, valas apšalo. Nežinau. Žodžiu, draugai, tikėkimės, kad įvyks stebuklas ir viskas bus gerai. Kad bent jau fuksą kokį pagausim. Nu, jeigu ne, tai ne. Ką dabar? Manenčikutė. Jo. Eisimės gulti, viskas, draugai. Taip, kad rytas už vakarą protingesnis. Ir pasižiūrėsim, kaip ten mums rytoj eisis. Gerai, labanai, draugai. Einam gulti. Kaip sugebėjome nutraukti. Normaliai. Вот sportininkas, a?
Karšys. Aš jau taip tikėjausi. Kažko mandresnio. O mandresnio nieko. Prikėlė vėl. Draugai. Vo, labas rytas, štai ir aš. Karšiukas tik tai šūkt runčikui iš lovos. Kilograminis. Viskas, einu apsirengt šaltą, nelien kaip. Nu ir va tai va, draugai, pas mus prasideda rytukas. O, kaip atrodo kolchozinės vietos, draugai. Kiek palieka lauktuvių kolchozinėse vietose. Tai atvažiuoji, surenki buvusių ir esamų degradų šiukšlės. Nu tai dar visa laimė, kad tie degradai runčikui dar palieka biškį depozito, taip sakant, už darbą. Kiek čia mes uždirbom? 1, 2, 3, 4, 5, 60 centų už darbą. Už tokį va maišą šiukšlių runčikas uždirbo 60 centų. Nu ką žinau. Nu sakyčiau, baika visai, ne? Normaliai. 60 centų skaitau visai neblogai. Netgi labai neblogai. Nu, tik svarbiausia, kad man tas maišiokas tilptų į mašiną, nes pas mane tiek daiktų, tai ką žinau, kaip čia bus. Na, bet kai visą laiką sutalpinsim, o ką daryti? O ką daryti, kai degradai taip daro? Acetonai tie. Aišku, čia tų butelių tai dar čia nuo caro Ruriko laikų dar likusių davilne. Nu, bet yra ir šviežių, yra. Bet pastebėjimas toks, kad degradų vis mažėja. Mažėja. Manau, kad su laiku jų visai nebeliks. Ir nebereikės tokių maišų vežti namo runčikui. Ir ne tik runčikui. Gerai. Laukiam kibimuko. Gal dar bus. Gal. O gal ir ne. Apšerkšnyja mūsų žiemos balta kur dairais. Man tai, draugai, įdomu vis dėlto, kas man ryte padarė kibimą. Tokį rimtą. Ar valtininkas, ar karpis. Taip ir nesupratau. Kas padarė tą išvažiavimą? Nu, šiaip naktį nebuvo šalta. Bet va ryte, nuo kokių 6 ryto, tai jau buvo ne kažką. Aišku, aš galėjau dasimesti biškį ugnies, bet aš labai tingėjau lipti iš lovos, tai galvoju, kaip nors išgyvensim.
Blemba, silikono nepaėmiau, a? Ajajaj. Silikončiko arba Johnson Baby aliejuko. Nes valas apšalo, dabar užmesti toli jau sunkiai gaunasi. Eik tu savo, kai čia šostelėjo, koks -3 tai tikrai, kaip minimum, jeigu ne daugiau. Nu jo. Ei, ką? Tai ir viskas. Kas yra? Tik kas yra? Kas? Ai, valtį matai. Aš galvoju, kuo tu čia nervuoji? Gerai, paimsim šitų daiktų, pravalysime namuose ir bus gerai. Ir va būtent va šitos, man atrodo, ir yra. Ir ką? Ar nieko šis? Ar ne? Ar jo? Nieko nesuprantu. Gerai. Bet ant 2 boiliukų buvo kibimukas. Ir nieko. Не, ты что не деревень, не гальма. Не, рукой спульно, слушай, как ты. Не деревень. Nu, poras gražus, saulutė jau šildo normaliai, tai pasidarysimės draugai valgyti. Ir žmonelė man sako, o kodėl tau, Arūnčikai, nepasidarius užkandukų skanių? Aš taip pagalvoju, o tikrai, kodėlgi man nepasidarius? Taigi va, tai dabar ir pasidarysim. Skanių užkandukų. Mums reikės avokado, ryžių, užtepėlės sūrio, lašišos. Žuvis žvejyboje beje yra gerai. Ir agurkėlio. Taip, mums reikės formelės va tokios va. Tam reikalui. Jamam pradžiai ryžius, dedam ryžius. Ryžius išsiviriau namuose, tiksliau išvirė.
Tada paspaudžiam taip. Pamaigom. Jo. Šiaip tais aš sakyčiau, gal reikėtų viską pasipjaustyti iš karto, pavyzdžiui, agurkėlį. Pradžiai tiek. Tada dedam užtepėlės šaukštelį į vidų. Taip, tada galim dėti agurkėlio. Taip. Biškiuką patrombuojam. Lašišaitės papjaustom. Skanios. Skaniais mažais gabaliukais. Rūkyta lašišaitė. Čia ta, kur kaimynas užkabino runčiukai. Tada dedam lašišaitę čia į vidų. Irgi biškiuk patrombuojam. Jamam avokado. Pamėtom gabaliukais irgi. Skaniais. Kažko tai man čia trūksta. Nežinau, ko tik tai. Dar norisi kažko. Nu ir šaunam dar ant viršaus ryžių. Nu ir viską patrombuojam. Ir dabar dedam viską ant lėkštutės. Ir kaip suprantu, va taip va išimam. Op, prašau. Kaip jau, draugai, tokie užkandukai. Nu, prašau, draugai, pavyzdėkit, kokį šedevrą runčikas padarė skanų, ne? O tai va. O kibimo kaip nėra, taip nėra. Na nieko, bet užtat veiksmas vyksta. Užtat runčikas gaminasi valgyti skaniai. Nes jeigu būtų kibimas, nebūtų kada daryti valgyti. Taip, kad nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Nu ir ką, ir va tokių va pasidarysim kokius. Nu kiek čia išeis, nežinau. Kokie 3 išeis, gal 4, tikiuosi. Nu ir va, prašau, draugai, toksai, kaip čia pavadinti, kad nepagadinti. Čia toksai rudeniškai pavasariškas patiekalas. Kažkas tokio. O, kokie 3 keksiukai skanus. Nu, gavosi. Nu, tiesą pasakius, nežinau ar skanus, bet turiu nuojautą, kad bus skanus. Turėtų būti skanus. Taip, kad draugai skanaus visiems, a runčikas užvalgys. Čia nepavalgys, čia užvalgys. Nes čia pavalgyti čia neįmanoma tiek. Kaip skanu. Paprasta, nelabai lengva, bet skanu. Žodžiu, į žvejybą atsivežiau žuvies valgyti. Tada žiūrovas palinkėjo sėkmės. Tai žodžiu, viską gavau, ką reikia. Tai dabar belieka tik žuvį pagauti ir bus gerai. Viskas, draugai, bus gerai, pagausime tą žuvį, nepergyvenkit. Nu, tiksliau, 3 jau turim.
Bet aš kalbu apie rimtą žuvį. Beje, Svogūno laiškai čia labai tinka. Dangus jau tamsėja, tamsėja, užkursim pečių ir bus gerai. Orelis irgi jau vėsėja. Oi, viskas, draugai, šitas vakarėlis pas mus bus su ugnele, taip sakant. Šūktelsim malkučių. Tuoj va mes čia smulkmės tokios parankiojam. Viskas bus gerai. Aš taip manyčiau. Viskas bus gerai. Aš manau tikrai. Romantika, draugai, ne? Romantika. Antras rytukas ir vėl žemužė, bet šiandien jau mažesnė. Va, net antis juokiasi iš šarunčiko. Ką, draugai? Šitas rytukas pas šarunčiką dar su didesniais nuotykiais gavosi. Pirmą rytą buvo 6 ryto sazančiko išvažiavimas, vienas vienintelis. Ir dabar vėl 2 rytą, pusė 7 ryto. Vėl kibimas, vėl sazanas. Miegodamas išlėkiau, ką svarbiausia galvojau, kad kamerą įjungiau, pasirodo net ir kameros neįjungiau. Ir galutiniam rezultate tas sazanas man nupjovė valą. Tai nieko nenufilmavau ir dar žuvis pabėgo. Gavosi va tai va. Nu, bet mes turim dar vieną naktį. Tai kaip ir šansų yra. Tik tiek, kad nežinau, kaip čia dabar daryti, nes viena labai bloga klaida mano padaryta, kad aš pasirinkau pintą valą visų pirma.
Ir dar ant būtent ant tos meškerės nusipirkau naują valą pintą ir užsiviniojau vienetuką. O čia šitoje vietoje yra taip vadinama brovkė. Ir gavosi, kad nupjovė valą tiesiog ir viskas. Vienu žodžiu, turi būti arba storas pintas, arba dar geriau mono valas. Tada va tokių šposų gal ir nebus. O dabar yra kaip yra, ką darysi. Nu, bet aš dar tikiuosi, kad dar pagausiu. Durniausia, kad užkimba rytais, kada tu dar įmygęs taip normaliai. Nes realiai tai visą naktį beveik be miego, tik palei rytą. Tai negalvoji, ką darai. Dar galėjau tokį dalyką padaryti, galėjau bristi gilyn ir bandyti kelti viršų, kad man kuo mažiau siektų dugną valas. To irgi nepadariau, blemba. Nu, žodžiu, gavosi kaip gavosi. Panašu, kad ant starkio kelbą kažkas irgi apkramtė. Matomai bandė, bet nepaėmė. Nu, kol kas mes šį kartą gaunam į vienus vartus. Visais atžvilgiais. Nu, žvejyba tuom ir įdomi. Nežinai, kuom jinai vis pasibaigs. Kiekvieną kartą vis kitaip. Nieko nesuprantu. Judėjo. Be kibimo. Ir kažkas tempėsi. Kas čia tempėsi, aš nieko nesuprantu. Ar O, atsileido. Kas čia buvo? Supratau, kad nieko nesupratau. Tai kodėl man taip sunkiai ėjo? Toks, kad kažkas buvo užsikabinę. Tik nelabai supratau, kas. Smūgį tai aišku nelabai aš jaučiau, bet kad kažkas buvo, tai faktas. Nu, žodžiu, taip ir likau nesupratęs, kas čia buvo. Jo.
Nu, žinokit, šiuo atveju tai kažkokia mistika. Kas čia buvo, nieko nesupratau. Signalizatorius garso jokio neskleidė, bet bežionė va tai va, nusileidžia pakyla. Bet taip konkrečiai. Pakirtau, taip sunkiai ėjo, kaip kažkoks maišas bulvinis būtų. Bet smūgių nejaučiau. Tai nesupratau vis tiek, kas ten buvo. Ar kažkas užsikabino, ar kas ten. Nelabai supratau. Bet faktas tas, kad betraukiant atsikabino. Tai nežinau vienu žodžiu, net ką ir pasakyti. Ar čia dėl tos lašišos? Čia šiandien pas mane taip vyksta. Ar čia dėl tos žiūrovo palinkėtos sėkmės? Ar viskas viename? Ir tas ir anas. Bet kažkokia mistika. Gerai. Kol dar ne namuose, bet kokiu atveju šansų dar yra. Kai jau būsim namuose, tada jau всё. Galima bus sakyti, kad nieko nepagavau. O kol kas tai dar ant klaustuko viskas. Nu jo. Kažkokie vyksta abrakadabra va čia šitoj žvejybai. Nu ką, draugai, pas mus šiandien kelintą jau dieną. Nu, realiai antra galima sakyti. Atvažiavom sekmadienį vakare, dabar antradienis. Tai per 2 paras 2 sazaniniai kibimai. Kaip ir neblogai. Bet neištraukėm tai nei vienagi. Tai kaip ir nelabai gerai. Tai išgerkim, draugai, už tai, kad arunčikui pavyktų ištraukti sazaną bent vieną, kad šį kartą mums nepabėgtų. Tikiuosi, viskas bus gerai. Į sveikatą, draugai. Nenuskambėjo dar kartelį. Ai, bus gerai. Bus gerai. Nu, все, draugai. Jau artėja vėgėlių sezončikas. Plaukia rinkti plūdurus, man atrodo. Panašu į tai. Taip, kad artėja vėgėlytės. Įdomu, kaip šis metais bus su vėgėlėm. Paeis ar nelabai.
ir nieko. Ai. Nežinau, kas čia buvo, bet žuvies nėra. Biškį per greit atbėgom. Man atrodo, biškiuk paskubėjau. Ai, nesavo. Šiautas vandeniukas. Gal biškį. Visokas. Ой, блядь. Небось госку нипус. Dabar jau nuslasti. Jo. Tėvas gal biškį pirmai padarė, kad netidarė palapinės. Kodėl šitas mažas koldunčikas dreba? Tu man pasakyk. Ką? Ai, tu mano šiltnaminis vaikas. Jo. Laukiam to stebuklo ir nesulaukėm. Tai, žodžiu, situacija kartojasi ir kai buvo tas 2 paras, taip ir 3 panašiai viskas vyksta. Esmė tokia, kad į parą po 1 sazano kibimą. Ar 3 parą bus 3 kibimas, tai vat neaišku. Nes kibimai tik ir tais iš ryto ir tik po 1. Kažkaip įdomiai. Nu bent jau 2 rytus tai buvo. Ar 3 rytą tai bus, neįsivaizduoju. Neina kortą. Nu, būna dienų lyg tyčia. Nieko jau čia nepadarysi. Gerai, draugai, einu gult, kitaip nebus. Ryts už vakarą protingesnis. Žiūrėsiu, kas ten gausis ir kas ten bus. Iki ryto. Nuku, paskutinį rytuką pasidarom kavytės. Sumušteka, užvalgom. Ir žiūrėsim, ką čia toliau daryti. Nesupratau nieko. Vynas buvo. Jis kaip suprantu nėra. Ne? Ar yra kažkokia valdyksta? Nėra. Nu kažkas buvo.
Bet arba aš per anksti pakirtau, arba nežinau, kas čia buvo. Bet kažkas buvo. Net nežinau, ant ko tiesą pasakyti kibo. Neįsivaizduoju. Na, vos nepamiršau. Einam, pasižiūrėsim. Arunčiko laimikį. Blemba ten toj vietoj. Anoj, kur Nemune gaudžiau. Kai tiek daug sazančikų kibimų, tai jeigu koks vienas kitas ir pabėga, tai nieko tokio. Čia, kai reikia laukti į parą vieno kibimo, tai kai pabėga, tai nežinau. Ilgai man čia iš galvos neišeina. Tas pabėgimas. Nu, pažiūrim. O, draugai, tu čia arunčikas dar normaliai pagavo, girdi. Nu, čia nereikia varyti Dievui medį. Ką tu čia? Čia šitiek pagauti karšių. Jūs pažiūrėkit. O, pavyzdėkit. Kas per leščiai. Nu, kokie leštukauskai. Nu, ramiai, taigi aš tai paleisti noriu. Pabūks, pakainas. Aš dabar suprantu, kodėl kiti žvejai jūs taip stipriai spaudžia. Neįmanoma išlaikyti, kad per ir žilai. Varyk. O taip dodėsi, čia dodėsi. Nu, pažiūrim dar, kas čia gero. O, čia tai išvis štuka. Ohoho. Čia jau štuka. Žiemą iš paledo toks jau baika būtų. Nu ir pats didžiausias, kurį mums pavyko ištraukti. O, draugai, čia tai leštukienskas. Arba ramiai pabūni, arba aš tavį petelnę ir pasbaigsiu. O, draugai, pavyzdėkit. O, čia tai karšis. Kad žiemą va tokių patraukti. Visai baika irgi. Varyk. Ne į tą pusę. Pasiklydai. Ten. O. Jo. Nu kas tu čia? Ko tu čia blaškaisi? O. Varyk ten. Nu ir viskas, draugai. Man atrodo, kad baigsimės žvejybą. Eisiu po truputuką rinktis daiktus, nes man atrodo, niekam mes jau neįsidėsim. Tai va, nu, pabandžiau naują vietą. Tiesą pasakius, nesitikėjau sazaninių kibimų. Nes kai bebūtų vis tiek jau spalio pabaiga, tai blemba tikrai nesitikėjau. Tik gaila, kad neištraukiau. Tai per tas 3 paras 2 sazaniniai kibimai, vienas išvažiavimas, bet nespėjau pakirsti, kol ten išsikapščiau iš tos lovos. 6 ryto. Tada sekantį rytą vėl 6:30 ryto sazaninis kibimas. Nu tą jau patraukiau biškį. Kokią minutę laiko, kur kameros neįjungiau, blemba. Ir kameros neįjungiau ir žuvis pabėgo. Tai žodžiu, tas nežinau, ar jisai į peleką nupjovė tą pintą valą, ar į kriauklės, neįsivaizduoju. Nu tai va, tie 2. Nu ir ką, ir dar 2 karšiukai ir puskaršys. Nu ir dar kibimų buvo, bet neaišku kas ten. Bet ten greičiausiai ne sazanai. Ten arba karšiukai kokie, arba dar kažkas iš tų. Tai, kaip čia pasakius, jeigu būčiau ištraukęs tos 2 sazanus, tai būtų buvę vo. Dabar tai nelabai. Nu bet vis tiek,
bent jau pajutau kažką tai. Tai ir faktas tas, kad ir spalio mėnesį tik tai reikia užgaudyti gerus orus. Tai faktas tas, kad ir spalio mėnesį galima pagauti sezoną. Nu ir aišku, reikia laiko daug. Ir šiek tiek eksperimentų daryti. Nu žodžiu, faktas tas, kad pagauti galima, tik tai reikia bandyti. Gerai, draugai, viskas. Šį kartą toks vidosikas. Dėkui, kas žiūrėjot. Dėkui, kas dedat laikus, kas komentuojat, kas karts nuo karto paremėt kanalą. Visiems didelis ačiū ir iki kitų kartų. Ate.